iš vienos pusės irgi pakankamai aiški. Vargu ar šiai komandai pavyks. Iš vienos pusės irgi pakankamai aiški. Pavyks pastarąsias Pantų bei Kurbats rungtynes. Dabar proga atakai, metimas ir įvartis. Pastarąsias Pantų. Metimas ir įvartis. Tie pralaimėjimai pastarėjai, žaidėjai čia pasikeisti, Baltūnas atakuoja. Ginteras, tęsis išpuolis, sumaištis ir laimėtas ir dabar proga kontratakai. Lavrovas kitoje pusėje visgi apsigina. Idealiu atveju tikrai reikia išnaudoti tokias progas. Įsivaizduoju, tikrai nebus daug. Dar vienas metimas ir 2-1. Na, įdomus epizodas, pakartojimas atsakys šį klausimą ir pasižymė. Šį klausimą ir pasižymė Robertas Jekimas. Kudrevičius ar spės pakišti lazdą? Nes geras perdavimas, metimas ir čia stato korpusą. Dabar perdavimas arčiau vartų, kuris gerai pastebėjau. Ne, visgi pašalinimo pries. Taigi paskutinės 10 sekundžių. Metimas į vartus. Jau 5-5 žaidžiama. O čia puikus perdavimas ir Ritulys. Vėl Ritulys atšoka dėkingai. Dar vienas metimas ir įvartis. Deja, bet vėl Ritulys. Dar vienas metimas ir įvartis. Deja, bet Rygos HS komanda turi 27. Ir 6 komandos žais. Jis diskvalifikuotas, kaip ir Samuelis Lenškot. Ir dar porą mačų. Čia labai rimta sumaištis pasisėja su Rygos Prizma taip pat, bet Rygos Prizma pavyko įveikti namuose, o čia dėja krenta ir su Rygos Prizma taip pat, bet Rygos Prizma Kauno City bus dar sužaidusi vieneriomis rungtynes. Labai nedaug darbo pastaruoju metu turi vartininkas iš Latvijos, bet antras kėlinys tikrai ko gero nežaidžia. Kurbas tikrai labai sužaidžiai rungtyniauja ir muša mažą to ir antras kėlinys tikrai nieko gero nežaidžia. Kurbas ir muša mažo to ir sezonas ir apskritai sezonas OptiBet gina Lietuvos rinktinės garbę. Vėl Kurbas laimėjo įmetimą ir labai graži ataka. Puikus įvartis gina Lietuvos rinktinės garbę. Ir labai graži ataka. Puikus įvartis prieš tai kažkas asistavo. Vienas iš komandos draugų čia stumdymas, Jakabas Sivinis ir Dokumentas. O čia proga Kurbas komandai pasižymėti, bet draugo pagalba apsiginė, o čia dar viena proga pelnyti įvartį Baltrūnas. Ir 12 minučių buvo iki rungtynių pabaigos. O iki jo pabaigos liko 6,5 minutės. Kurbas atakuoja ir pelno 7-ąjį įvartį. O iki jo pabaigos liko 6,5 minutės. Ir pelno 7-ąjį įvartį šios komandos lyderių. Pagal rezultatyvius veiksmus. Sandras Novikas. Matome Gulitą, Baltrūnas. Čia šalinamas yra Kristapas Kybelis. Nedaryti nusipirkti. Netas Radės. Gerai, šiandien jos komandai nesusiklostė. Tai tiek būtų šios dienos, ačiū už dėmesį ir iki kitų kartų. Viso gero.